Apie nerimą. Nerimas yra jausmas, kuris tarsi kyla iš niekur. Jis kartais neturi jokios realios priežasties, bet atveda prie panikos atakų ir depresijos. Lengviausias būdas susidoroti su nerimu yra emocinis valgymas, rūkymas, gėrimas ir kitas destruktyvus elgesys. Mano vardas Iveta Visocka, aš esu emocinės vaizdinių terapijos terapeutė ir psichodietologinio metodo kūrėja. Noriu tau pranešti, kad kas antras mano klientas susiduria su ta pačia problema, su nerimu, kuris kyla dėl tų minčių, kuriomis leidžia įsisukti savo galvoj. Tos mintis, kurios kyla ir neturi realizacijos, priveda prie nerimo. Jos užsisluoksniuoja viena ant kitos ir mes gyvenam pastoviam nerimo jausme. Jeigu nori atsikratyti nerimo, tau reikia padaryti pirmą žingsnį. Bet čia ir yra problema. Žmogus nori padaryti viską idealiai. Ir būtent tas perfekcionizmas priveda